Žmonės, kuriems padedu eiti per šitą gyvenimą, padedu atrasti jiems jų gyvenimus, jų autentišką gyvenimą, man sako dalykus, kurie glumina mane. Jie sako, kokie jie nelaimingi, kokie jie nematantis prasmės, kaip jie gyvena savo skausme, kaip jie yra nesuprantami, nepalaikomi, nematomi. Pagrindė tai vyrai. Ir gilindamasis į tuos gyvenimus, bandydamas suprasti, bandydamas palyginti ir kas pas mane vyko gyvenime, matau vieną labai aiškų braižą. Jie, tie žmonės, nesvarbu kiek jiems metų, tiek ir 20, tiek 30, 40 ar 50 metų, jie bando, tie vyrai, atsiremti į savo tėvą. Jie bando surasti tos stiprybės ir palaikymo, kuris reikalingas jiems eiti, nes jie pasimeta šitam gyvenime. Jie krenta, klumpa, praranda pasitikėjimą ir jie kažkaip tikisi, kad artimiausias tas žmogus, tas jų tėtis, bus šalimais ir padės jiems eiti šitoj kelionėje. Ir iš tikrųjų amžius net nesvarbu. Ir kalbuosi su 50-mečiais, 40-mečiais žmonėmis, ir jie vis atsisuka į savo tėtį, pas ką yra gyvi tie tėčiai. Ir ką aš matau iš tų tėčių, jie yra sugriuvę. Jie tikisi, tie tėčiai, tie tėvai savo vaikų, kad jų vaikai paklausys jų patarimo, nors patys nemoka absoliučiai gyventi ir negali būti jokių pavyzdžių savo vaikams. Kai jų vaikai klumpa ir skęsta alkoholyje, ar narkotikose, ar depresijoje, ar liūdesyje, ar bloguose santykiuose, jų tėvai, jų tėčiai rodo pavyzdį, kaip nereikėtų gyventi savo gyvenimu. Kai jie nori, kad jų vaikas būtų sėkmingas, o jie nesugeba susitvarkyti savo gyvenimo. Kai jie sako, nedaryk to, nesielk taip, o patys taip daro. Kai jų tėčiai yra pikti, kai jie yra vartojantis alkoholį, kai jie yra tinginiai, kai jie yra nelaimingi, kai jie yra nesveiki, kai turi antsvorį, kokį pavyzdį toks žmogus, toks vyras gali duoti savo vaikui? Į ką tam žmogui atsiremti? Į ką tam jo sūnui atsiremti? Kadangi jis neturi ką atsiremti, griūna tie gyvenimai. Griūna gyvenimai ir iš tikro jie nesugeba atsistoti, nes visuomenė, žmonės aplinkui, santvarka, sistema formuoja, kad tu būk toks sugriuvęs, kad tu būk toks nelaimingas, kad tu užsimiršk per maistą, valgydamas skaniai, užsimiršk per patogumą, sėdėdamas, nieko sunkaus nedarydamas, žiūrėdamas filmukus, šokančias kates, kad tu galėtum patogiai gyventi, ten liūdėk. Tu vartok kažką tai, kas yra vaistai galbūt, kad nuramintų tavo protą, bet niekas nedaro, niekas nemoko, niekas needukuoja, ką tau reikia padaryti iš tikro, kad tu tenais neatsidurtum, kad tu neatsidurtum dugne, kur net tavo tėtis negali parodyti, kaip iš tikro reikėtų gyventi, kaip jisai gyvena. Man moteris, kurios eina per savo skyrybų etapus, pasakoja apie savo vyrus, kokie jie yra nevykėliai, kokie jie yra nelaimingi tie vyrai, kokie tie vyrai silpni, kokie jie pikti ir kaip jie neverti žodžio vyras. Ir kai moteris susitinka tarpusavį ir šnekasi apie savo vyrus ir sako, jie visiški mulkiai tie mūsų vyrai, kam jie mums reikalingi, supranti, kad yra labai blogai. Ir aš tai girdžiu ne vieną, ne du ir ne 5 kartus.
moteris yra nusivylusios vyrais. Tie vyrai nemato jokio pavyzdžio iš savo tėvų. Tėvai nori gero savo vaikams, bet jie nesugeba atsisakyti alkoholio, jeigu jų sūnus paskendęs svaigaluose. Jie nesugeba parodyti pavyzdžių, nes jiems yra patogu. Jiems yra paprasta pasakyti, nevartok, nedaryk, būk geras dėl mūsų. O vakare žiūri teliką ir geria alų. Gyvena su didžiausiais antsvoris ir sako, sūnau, tu kažkaip tai čia susitvarkyk, kažkaip tai per daug to svorio. O patys nesugeba suvaldyti maisto. Ir moteris gauna tokius sūnus, tai yra tokius vyrus, kurie neparuošti gyvenimai. Tokius žmonės, kurie sugriuvę, kurie nelaimingi, kurie neatranda savęs. Visi mes turime tą kritimą. Ir aš savo gyvenime turėjau tų kritimų ir neturėjau ką atsiremti. Mano tėvas yra seniai miręs, kai man 12 metų buvo, aplinkui neturėjau jokių pavyzdžių stiprių, nes tie draugeliai visi nevykėliai gerintis alų, besilinksminantis, sugriuvę, visiškai neatletiški, nesvarbu, kad jie turi pinigų, man nebuvo joks pavyzdys. Jie buvo man bailiai ir nevykėliai šitam gyvenime, dėl to aš tenais nesu. Aš nedraugauju ir nebendrauju su žmonėmis, kurie buvo mano pirmajam gyvenimo etape. Aš vienas savo pats suradau tą stiprybę, kad išeiti iš to rato ir nebūti nelaimingu. Per tai griuvo mano santokos. Per tai praradau savo namus, savo vaikus. Jie gyvi tie vaikai, bet aš praradau savo šeimas. Todėl, kad buvau toks, koks esi dabar tu. Tave tavo moteris mato kaip silpną, nelaimingą žmogų. Vakar kalbėjau su keramikos mokytoja, kuri pasakė lygiai taip pat, mano vyras tiesiog nieko neveikia. Jisai tiesiog laukia kažko tai. O iš kur jūs turit pinigų? Tai aš, sako, 2 darbus dirbu. Kokiu būdu toks vyras gali vadintis vyru, kai yra maži vaikai, kai yra vaikai, kurie turėtų eiti mokytis? Kaip padėti jiems, tiems savo vaikams, jeigu tu esi toks nevykėlis? Koks tu esi vyras? Jeigu tu sakai, aš sugriuvęs, aš noriu pabūti komforte, aš noriu prie teliko pasėdėti ir ramiai kažkur arbatos atsigerti. Nevažiuoja gyvenimas. Visuomenė stringa, žmonės stringa, sistema stringa, išsiderinu viskas. Tu manai, kad būdamas toks silpnas, kad tavęs kažkas turi pagailėti, padedi savo kažkaip tai? Tu nori, kad kažkas tai ateitų ir sakytų, aš tau ištiesiu ranką ir tau kažkaip tai padėsiu? Ne, vienintelė išeitis, kad tu galėtum pradėti gyvenimą, nes tas gyvenimas, kurį tu dabar gyveni, nėra gyvenimas. Vienintelė išeitis pradėti daryti pokyčius savo gyvenime. Nustoti gailėti savęs, kad tau kažkas nepavyko. Nustoti būti piktu ir eiti į sunkų darbą. Sunkus darbas tai yra pasiaukojimas kaip ankstyvas kelimasis, kaip sportas, kaip fizinis darbas, kaip nepatogus darbai kažkokie, kaip ryžtas, kaip koncentracija, kaip atsisakymas visų tų trukdžių, kurie yra pramogos, kurios naikina tave, kurios tau nepadeda, kaip atsisakymas maisto, kaip apribojimas daugelio dalykų, kurie tave veda į savinaiką. Tada tu gali pradėti jaustis, kad esi žmogus, vyras, kuris gali būti stiprus ir gali būti pavyzdžiu. Tai tas mano kreipimasis yra į tėvus, kurie turi savo vaikus. Arba į tuos jaunus žmonės, kurie planuoja turėti šeimas. Jeigu tu nepasiruoši šeimai ir nesijauti gerai su savimi, tau nėra kodėl kurti tos šeimos. Tu sugriausi ją, nes tu būsi silpnas. Tam, kad atlaikytum tą krūvį jaunos šeimos, mažų vaikų, nemigo naktų, praradimų, pramogų ir visų kitų dalykų, turi būti stiprus, pasiruošęs fiziškai, psichiškai, turėti stiprų charakterį. Tada tu galėsi būti pavyzdžiu ir savo, ir kitiems, ir vaikams, kurios tu auginsi. Tėvai, kurie apsileidę, čia apie vyrus kalbu, kurie yra apsileidę, neprisižiūrintys savęs, nelaimingi, grįžę iš darbų, gulinėja prie teliukų. Arba visiškai nedirba, arba nesportuoja, arba yra pikti, nelaimingi, neturintys energijos. Jūs turite tapti pavyzdžiu savo vaikams. Gyvenimas yra visiškai
bet džiugesio, kai tavo vaikai kenčia, kai tu neįdedi pastangų, kai gyvenimo pabaigoje sakysi, aš galėjau pasistengti dėl savo vaikų, pakeisti save, savo charakterį, santykiuose su savo moterim, būti žmogumi stipriu, kad jaustųsi, kad tai yra šeima, kad tai yra pagalba, kad į mane galima atsiremti, tada tai yra gyvenimas. Kiekvienas tėvas privalo tapti pavyzdžiu savo vaikams. Aišku, jeigu tu turi kažkiek tai sąmonės, tai suvokti, tuo žodžiu suvokti. Aš tampu pavyzdžiu savo vaikams, kurie yra didesni jau, šiek tiek paaugę, kuriems yra 20 metų. Ir jie mato mane tokį. Mato, kuris nepalūžta sunkiom akimirkom. Mato, kuris nepasiduoda vienatvėje. Mato, kuris nepasiduoda ištikus dideliems iššūkiams ir netektims. Nes jiems šitam pasaulyje ypač svarbu turėti patį artimiausią žmogų, kuris yra būtent toksai. Kad jie žinotų, kad galima susitvarkyti su savo gyvenimu, kad yra toks užnugaris. Gyvenimo prasmė čia tampa absoliuti gyventi taip, tampant pavyzdžiu, būnant tokiu žmogumi. Nes labai paprasta būti nelaimingu, sugriuvusiu, storu, vartojančiu alų baruose sėdint, pramogaujančiu, beprasmiškai leidžiančiu laiką. O pasiaukoti gyvenime, tapti įkvėpimu savo vaikams, savo artimiausiems žmonėms, kitiems aplinkui, kurie yra tavo žmonės, nėra paprasta. Čia reikia įdėti labai daug pastangų, bet taip gyventi, tik taip verta gyventi. Aš gyvenu tokį gyvenimą, niekada negrįšiu į ten, kur kažkada tai buvau. Gal tas mano greitis pokyčių, tokių, kokiu aš norėčiau, nėra labai stiprus ir didelis, bet tai aš darau diena iš dienos. Kiekvienas žingsnis man duoda aiškumą kitai dienai. Kai kuri diena būna sunkesnė, kai kuri lengvesnė, kai kuri lėtesnė, kai kuri greitesnė. Bet principai, kuriuos aš susiformavau savo gyvenime, lieka. Tapti žmogumi tokiu, kuriuo galėčiau didžiuotis, tokį žmogų duoti pasauliui. Man pasaulis yra mano vaikai visų pirma, mano moteris ir aplinkui žmonės, kurie kenčia, kuriems reikia tokios stiprybės, kuriems reikia tokio vedimo. Jeigu tau yra sunku, nežinai ką atsiremti, tavo tėvas yra alkoholikas, nevykėlis, slunkius, mulkis, kaip tu jį kaip nori gali pavadinti, jis neturi teisės sakyti, kad aš tavo tėvas ir tu turi man paklusti. Jis turi savo pavyzdžių užsitarnauti žodį tėvas tavo akise. Jeigu tau sunku, neturi tokio žmogaus, parašyk man. Nekentėk vienas tyliai už ekrano, tu turi imtis veiksmų, kurie pakeistų tavo likimą. Būk stiprus.